Vaidotai, tai ta persvarėlė kažkaip nesipučia pastaruoju metu. Nėra tokio tikslo, reikia išlaikyti persvarėlę, nes 18 sekundžių tai mums kaip ir saugu, kažkam vytis tai jau daug. Bet jeigu bandysi spustelt, tai viena rimta klaida ir užganysi. Tai toksai tiesiog dabar tikslas neišvengti klaidų. Tai va, tai mes galim dabar truputėlį pasisaugoti, turim tokio komforto, bet turint omeny, kad Power Stage'as vėl bus šlapias miškas, muly, juodžemy, tai dar visko galim nutikti. Tai va, kol kas šturmano negazdinu, pats kartais pasigazdinu, kontroliuojam. Ar labai truko tos 9 greičio ruožo dalies, nes 11 buvo trumpesnis šiek tiek? Ten tas galiukas minkštas, jis labai smagus, bet ten 2 kart važiuoti ir šiaip jau šiandien 2 kart važiuojami greičio ruožai, net ten, kur atrodo žvyras, tikrai pramalta ir jau toksai pasišokinėdamas vietoj, taip jauni, blut, išmeta, tai toksai, bet nosies krapštyti negali, nes nieks nelaukia, kol tu čia riedėsi į finišą. Tai va, tai taip ir balansuojam tarp druskos ir cukraus. Deividai, ar pavyko šiandien jau geresnė koja išlipti iš lovos? Iš pradžių dar neatrodė, kad pavyko, bet padarius vieną klaidą, sakyčiau, antram šiandienos greičio ruože, kai apsisukau, pralėkiau truputėlį sankryžą, supikau ant savęs ir pavyko atsipalaiduoti. Finišavęs pasakiau, kad pagaliau nuėjo tas jaudulys ir buvo visai saugu. Ar labai šlapia dabar? Šiaip jo, labai šlapia. Antrų kartų turi labai prisitaikyti prie dangos, nes ne tik kad šlapia, bet ir turim didelės provėžas. Tai iš tikrųjų smagu, kad jos yra, nes tas slidžias vietas pasinaudojus provėžom gali įveikti daug greičiau negu važiuojant pirmų kartų. Ar patirtis San Marine kažkiek padeda šiandien ir vakar? Ne, jinai man labiau kišakoja ir važiuoju ne taip, kaip reikėtų važiuoti. Rokai, planuotai ir neplanuotai tą antrą vietą pabėgo? Ne, iš tikrųjų tai važiavom normaliai. Neatsimenu, kelintam greičio ruože tokį biškį. Ne momentą turėjom, per plačiai įsileidau ir kelmą su galiniu ratu pasikabinau. Bet gerai, kad nieko nenutiko, bet manau pabėgo ratų suvedimas ant tiesiųjų, jinai tokia, pradėjo plaukioti. To tokio confidence nebeliko, nes tiesiog kur greitos atkarpas ten svarbu atlaikyti, o atsileidi, nes taip. Bet ką, yra kaip yra, viskas okei. Aišku, praeitos dienos bauda, čia irgi pakoregavus mano nuverstas šikanas 5 sekundės, tai o dabar nebūtų to 5 sekundžių, tai dar gal būtume arba prieki, arba čiučiu tik tai gautume. Bet, tai gerai, stengsimės, bandysim, tai reikia važiuoti greičiau, tai dėsim naujus ratus, aišku, į šitą dieną išvažiavom tik su 2 padangom naujom, kai kolegos varė su 4, tai dabar dėsim 4 ir pasižiūrėsim, kaip gausis ir kaip viskas vyks toliau. Jo, dar 12-14 greiti platus ruožai, tai suvedimas. Greiti ruožai, bet kažkaip nežinau, po vakar iš tikrųjų mes kiek žiūrim splitus analizuoji, tai aš vakar turėjau labai gerų atkarpų tų pirmųjų greičio ruožų, kur ta prasme su dideliu gepu visai pabėgam ir po to išvažiuojam į tas, kur tiesiosios ir ten tos sekundės prisitraukia, tai aš nežinau, galbūt čia yra kažkokia smulkus RSO privalumai ir tai mums, kaip sakyti, yra kaip yra, šiaip esam patenkinti, tai viskas kaip ir gerai. Giedriau, ar greičio ruožai minkštesni ar tavo pagalbė? Ir greičio ruožų tikrai būklė antrų kartų, tokia kokia ir turi būti tiek lietaus gavę keliai, tai iš tikrųjų liūdna. Gaila tų, kurie jau virš 20-uko važiuoja, tikrai 2 varomais neskanu, manau, antrą kartą jiem važiuoti. Kaip bendrai sekasi šiandien tau? Toks turim tą mažą problemytę jau kelintą ralį su slėgio dinginėjimu, tai negalim tiek kažko įrodyti, bet ir tą rizikos kartelę tokią nuleidęs, kad ir dėl to yra tas tarpas nuo 3-4 greičiausio. Jūs tai labiau žiūri į priekį ar atgal pagal greitį? Ir ten jau neturiu kur dingti ir žiūriu konkurentus ir į priekį ir galą. Šiek tiek klaidų darom, tai tas priekis ne taip lengvai artėja prie mūsų. Galas teisingai su esamom klaidom priartėja.
Bet ne, viskas gerai, neturim didesnių problemų. Kelias tiesa, antrų kartų važiuojant pakankamai prastas, tai šiek tiek bandom saugoti techniką. O daugiau didesnių bėdų stengiamės kai vakar nedaryti klaidų su sankryžomis ir stabdymo zonomis. Tai čia mūsų pagrindinis šios dienos darbas yra. Kalbant apie techniką, ar šita pakaba duoda tau pliuso tokiuose? Manau, kad duoda, nes jeigu per tokias proveržas dar jinai nesulūžo, tai čia jau daug visko duoda. Tiesa, vieną duobę pasiėmėm, tai net vairą iš rankų išmušė, tai suprasti reikia. Antrų kartų tai mes priekį važiuojam, o tolimesni vairuotojai, ką ten mato ant kelio, tai aš net bijau pagalvoti. Giedriau, tai čia žuvis iš balų greičio ruožuose? Čia mikrofoną davė čia toks. Ne, va, fanai davė, iš tikrųjų, sako, tu mėgsti valgyti, Giedriau, sėdėk į mašiną, galėsi pagriaužti, žinai. Nu, nebūtų ir taip, ką greičio ruožuose veikta, ne? Jo. Ar labiau gazas spaudiniai, ar vairas sukiai tokiam sąlygom ir su MK? Nu, reikia, kaip sakyt, kai tokias sąlygas reikia viską pabiškai dozuoti, bet vairo gal daugiau dirbam negu su gazu, nes iš tikrųjų tokias buvo antrą kartą proveržės, kad ir akmenis, ir dienas per kapotą, ir išslydom, ir per dugną daužiam. Iš tikrųjų, su 4 VD čia būtų smagiau važiuoti negu su 2 VD, bet svarbu neužklimpom, išvažiavom, dar visai neblogai sekasi, tai gazuojam toliau. 12-14 jau geriau bus MK turbūt, ne? Geriau, bet irgi yra pabaiga ten tokia gan siaura ir šlapia, tai Simaška pernai parodė, kad ten gali ir ralis pasibaigti, tai žinai, yra ir medžių arti prie to kelio ir visko, tai reikia, kaip sakau, važiuoti su proto. Aaron, so you came back to championship winning car. It's good car for you? Yeah, it's a really good car. Maybe now comparing to the newer cars, it's lacking a bit of power, but I really love how it's steering and the handling of the car is just amazing. How was the stages for you today? I think it's not so bad. I thought that it would be worse because it's raining all the time, but actually it's okay. I think next stages will be not so bad. The power stage will be really demanding because it's all the time in the forest, and I think water will make it very sleepy. Trying to catch other guys in front? It's really hard to get to the podium. I'm now looking more to defend my 4th position from 2 Lithuanian skiers behind me. Artur, so first of all, welcome to Lithuania, and despite really challenging conditions, how do you feel? We feel good. Honestly, it's looking exactly what we expected. Sometimes we are too slow, of course, but we learn, and during some stages we are fast as we want. So yeah, that's perfect. Your pace is improving, so did you find it more easy to drive here in Lithuania now? Yeah, stage by stage, it's gonna be easier. But you know, from tarmac, gravel is difficult, and especially this type of gravel, wow, that's not a French road, you know. Yeah, you've done some 4 or 5 rallies with in the gravel. Yeah, exactly. And rally like this, we did Estonia last year, and we're gonna do Estonia this year also. So we'll see, but that's a perfect week at this time.